Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitoje pamokoje pasižiūrėsime, kaip sukurti pamatus. Tai nuėjus į konstrukcinių įrankių juostą turime 3 komandas kurti pamatams. Visi jie bus pamatų kategorijoje. Čia yra užkraunama į projektą šeimos, tai tokios kaip galvenos ir atskiri poliai. Čia po juostiniai pamatai po sienomis ir plokštiniai pamatai. Taip pat kuriasi kaip floor, tačiau patenka į structural foundation kategoriją. Tai svarbu modeliuoti pamatų elementus su šita plokšte. Tam, kad ir kiekių lenteles nueitų ir eksportuojant projektą, tarkim, būtų skirtingoje kategorijoje negu kitos plokštės projekte arba tiesiog jo. Tai dabar tam, kad projektuoti pamatus po kolonom, tarkim, reikia įkelti į projektą šeimų. Tai nueiname į Insert, Loaded as Family ir pasirenkame čia iš United States Metric duomenų bazės, pasirenkame arba su lizdų pamatus, arba tiesiog rostverką, arba rostverką su poliais, arba atskirus polius. Šiuo atveju jie pavadinti metaliniai poliai, tačiau mes galime persivadinti jos kaip norime šeimas, paskui tai užkrausiu keletą tiesiog galvenų su 4 poliais, su 3 poliais, matote įvairūs variantai. Jeigu dar neužtenka, aišku, galite kurti savo šeimas. Taigi užkraunu šitos elementus ir galime modeliuoti dabar juos savo projekte. Tai einame čia, pasirenkame Isolated ir pasirenkame pamatų šeimą, kurią norime. Tai, pavyzdžiui, galvena su 4 poliais ir galime tiesiog dėti ten, kur norime. Tai čia gana sudėtinga, galbūt 3D vaizde, bet aš pasirenku ašių susikirtimą ir man rašo, kad pamatas buvo automatiškai paslinktas į kolonos apačią. Taigi, vieną sukūriau, pasirinksiu tokį patį, galiu pasirinkti, kad kurti ties kolonomis komandą, add columns, ir tada reikia pasižymėti, kur aš noriu, kad tai būtų, tai su Ctrl pažymiu 2 kolonas ir tada turiu užbaigti būtinai šitą veiksmą, kad jos būtų sukurtos. Finish ir jos tada buvo sukurtos ir vėl paslinktos ir prikabintos prie kolonų apačios. Jeigu noriu, tarkim, sukurti rostverką pamatinį, galiu tam naudoti paprasčiausiai structural framing elementą, susikūręs tam tikrą skersvį su beam komanda, susijus komanda, arba galiu taip pat ir susikurti sienos tipą, tiesiog storesnį ir tam tikro aukščio įbrėžti. Tačiau, kadangi jis labiau primena C, aš naudoju structural framing elementą rostverkams, o paskui, jeigu reikia individualių polių, tai irgi galime panaudoti vieną iš tų šeimų. Tai, tarkim, vėl pasirenkam Isolated ir mums duoda tik tai structural foundation kategorijos elementus čia. Tai pasirenkam, pavyzdžiui, 300 diametro polių ir išdėstom mums norimų atstumų. Taip, tai jeigu pasižiūrėsim į pjūvį, tarkim, tai poliai turi tokį parametrą savyje, tai yra 150 mm įgilinimas, tai jį galime pasikeisti, galim palikti tokį patį, tarkim, padarysiu 0, tai tada jie bus ties tuo lygiu, kuriame jie yra sukurti, arba jeigu paliksiu, jie bus įsikirs aukščiau, iškils aukščiau negu to lygio, kuriame jie priklauso nuo level 1 per tą atstumą. Galvenų ir polių šeimos irgi turi savo parametrus, tai yra tiek armatūros apsauginiai sluoksniai, medžiagiškumas, turi galvenus dydį, poliui vėlgi įgilinimas į galveną, atstumas nuo kraštų iki to. Vienu žodžiu, reikia pasidaryti Edit Family ir pasižiūrėti, kokie parametrai ką valdo. Paprastai taip ir darome, kai susidurime su kažkuria nauja šeima, kurią ne patys sukūrėme. Ne?
Tai tokie būdai modeliuoti galime, aišku, ir galveną atskirai modeliuoti, paskui polius atskirai išdėstyti. Tai gana dažnas variantas ir taip modeliuoti pamatus. Kitas variantas yra naudoti sienos juostinius pamatus. Tai tarkim pasirenku porą sienų, sukuriami šitie juostiniai tokie pamatukai. Jie yra dviejų tipų, tarkim šitas yra simetriškai aplink sieną, o kitas yra nesimetriškai aplink sieną ir jį galima pakeisti, į kurią pusę turėtų būti daugiau išlindęs tas pamatas. Tai yra sisteminė šeima, neužkraunama, todėl tik tai galime pasinaudoti šitais parametrais, kurie yra mums duoti. Problema liktai kažkada yra buvus su tuo, kad tarkim, jeigu siena važiuoja, pamatas slenka su siena, taip pat pamatą galiu pratesti už sienos ribos, tačiau į tą pusę kaip ir negaliu pratesti. Gali būti tik su sienos galu arba tolyn. Tai kažkada turėjau su to problemų, todėl vietoj šitų pamatų dažnai naudoju kitą tipą, tai yra tiesiog plokštės nubraižau. Jo, tai vieną, tarkim, čia galėčiau nubraižyti, pasirenku, tarkim, kažkokį galbūt atitraukimą nuo brėžimo kontūro, tai iš karto man atitraukta, ne, tai tarkim, taip ir padarysiu, čia nubrėšiu, bus 100 mm atitraukta, galiu, tarkim, įvesti kažkokį tai, kad čia žemiau ar net, nutrinti šitą su simboliu, ir taip toliau. Vienu žodžiu, galiu tiesiog nusibraižyti kontūrus, kurių man reikia. Čia kažkur tai dar irgi turėsiu pamatą, ne? Tai galiu į kurią nori pusę pilnai kontroliuoti to pamato matmenis ir vienu žodžiu nesu apribotas su jų kontūru ir dydžiu. Čia pažymiu ir ištrinu vėl tą krypties simbolį. Ir viskas yra. Ir taip, tokiu būdu galima susikurti visus pamatus, projektai reikalingus, ne? Šitą sieną pažeminsiu gal, kad būtų su to pamatu žemiau. Šitą sieną reiktų padalinti, padaryti split su šita, tarkim, komanda ir tada tiesiog paslinkti į tą vietą ir čia galbūt nuleisti iki šito paviršiaus pamato. Čia nestebuklingai man pavyko. Ir tiesą sakant, ir nepavyks, todėl kad sujungia tas sienas. Jeigu tai padarysiu ir dabar šitos jau susijungia. Tai taip galima modeliuotis pamatus tiek šiame video. Iki.